Labą dieną, esu Dalius Jatužis, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto neurologijos ir neurochirurgijos klinikos vadovas ir Lietuvos insulto asociacijos prezidentas. Todėl ir mano pranešimo tema šiandien – kaip išvengti insulto ir jo pasekmių. Savo pranešimą suskirčiau į dvi dalis. Pirmoje dalyje kalbėsime apie insulto naštą, apie jo atpažinimo reikšmę ir problematiką ir šiuolaikinės insulto gydymo galimybės Lietuvoje. O antroje dalyje paliesime konkrečius insulto rizikos veiksnius, kasgi jį sukelia ir kaip taikant profilaktikos priemonės, keičiant įvairius gyvensenos faktorius, galime sumažinti insulto riziką ir tikėtina juo nesusirgti. Taigi pradėkime nuo insulto naštos visuomeniai. Ji didžiulė. Kas 2 sekundės pasaulyje kažkam įvyksta insultas, kas 6 sekundės mirštama nuo insulto ir tai yra daugiau nei kartu sudėjus živ, maliariją ir tuberkuliozę, plačiai paplitusias ir žinomas ligas. Ir dėja Lietuvoje kasmet diagnozuojame daugiau nei 8 000 naujų insulto atvejų. Daugiau nei 2,5 tūkstančio mūsų šalies žmonių miršta nuo insulto tiesiogiai arba nuo jo artimųjų komplikacijų. Pateikiamoje diagramoje galime matyti naujų insulto atvejų dinamiką Lietuvoje nuo 2014 metų. Tai kaip ir džiugina, nes, sakysime, 2014 turėjome daugiau nei 11 000 atvejų, 2021-2022 jau skaičiuojame 8,2–8,6 tūkstančio, taigi sumažėjimas yra akivaizdus 25%. Tačiau ir tai tikrai mūsų nedžiugina ir netenkina, nes kaimyninių šalių patirtis, tarkime, Skandinavijos šalyse, taikant dar intensyvesnę profilaktinę programą, informuojant visuomenę, pavyko dar daugiau sumažinti insulto atveju, ko mes ir norėtume siekti. Pradžioje, kad būtų aiškiau, kalbant apie insultą, gal labai trumpai pasakysiu visiems klausytojams, kas tai yra insultas ir kokie jie gali būti. Insultas yra ūminis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas, kuris gali būti dvejopas. Išeminis, kai užsikemša smegenis maitinanti kraujagyslė, kuri nors didesnė ar mažesnė, bet vis tiek sukelia vienokį ar kitokį išeminį insultą. Ir antrasis insulto variantas, hemoraginis insultas, tai yra kraujagyslės plyšimas, dėl ko įvyksta kraujo išsiliejimas arba į galvos smegenis, arba į dangalus, kurie supa galvos smegenis. Dažnesni yra išeminiai insultai, jie sudaro daugiau nei 85% atvejų, na, o hemoraginiams lieka mažesnė dalis 12–15%. Tačiau tai mažai pasako apie insulto sunkumą. Tiek išeminis, tiek hemoraginis gali būti ir palyginti nesunkus, pasireiškiantis nedideliais simptomais, ir kraštutinai sunkus, dėja, kaip jau girdėjome, kartais besibaigiantis ir patyrusio insultą žmogaus mirtimi. Išeminiai insultai, kurie yra dažnesni, gali būti dėl kelių priežasčių, dėl aterosklerozės pažeistos kraujagyslės užsikimšimo, tai vadinama trombozė, trombozinis insultas, arba dėl kraujagyslės užsikimšimo iš širdies arba kitų kraujagyslių atkeliavusių krešulių, kuris dar vadinamas embolu, ir tokie insultai vadinami emboliniais insultais. Na, o kraujo išsiliejimai į smegenis arba dangalus dažniausiai vyksta plyšus pažeistai kraujagyslei, kurią pažeidžia ilgą laiką padidėjęs kraujo spaudimas. Taigi negydomas kraujo spaudimas dažnai gali baigtis hemoraginiu insultu. Kitas variantas – aneurizmos plyšimas. Aneurizma yra išsiplėtusi smegenų kraujagyslė. Išsiplėtimas gali būti ir įgimtas, žmogus su tokia kraujagyslė gimsta, ir toks plyšimas taipogi gali būti labai sunkus, reikalaujantis skubios pagalbos. Kokie požymiai būdingi insultui? Kada turėtume įtarti, kad šalia esančiam mūsų pažįstamam žmogui arba tiesiog žmogui gatvėje arba įstaigoje
prasideda insultas. Tai be galo svarbu, nes jokie gydytojai ar greitosios pagalbos darbuotojai paprastai šalia tuo metu nestovi. Ir jie turi gauti signalą, kad kažkam kažkur galbūt prasideda insultas. Taigi atpažinimas. Insultui būdingi požymiai yra įvairūs, tačiau bene dažniausiai pasireiškia vienos kūno pusės galūnių nusilpimu arba paralyžiumi, arba lengvesnio laipsnio jėgos sumažėjimu. Bet gali būti ir kitokių reiškinių, kaip pavyzdžiui kalbos sutrikimas, kai žmogus nebekalba arba negali suprasti kitų žmonių šnekos. Gali būti vienpusis nutirpimas, gali būti ir akipločio ar kitokie regos sutrikimai, lygsvaros, pusiausvyros, staigus netikėtas sutrikimas. Hemoraginio insulto požymiai iš principo yra irgi panašus ir atskirti dažnai be tyrimų neįmanoma, tačiau ypatybė dar tokia, kad plyšus aneurizmai, išsiliejęs kraujas į dangalus gali sukelti ūmų ir labai stiprų galvos skausmą, toks pirmą kartą gyvenime, anksčiau nebuvęs. Tai nebūdinga išeminiam insultui, bet gali būti plyšusios aneurizmos pirmuoju požymiu. Taigi insultas nebejotinai yra ūminė liga, kuomet reikalinga kaip įmanoma skubesnė pagalba jį patyrusiam žmogui. Ne veltui toks posakis pastaruoju metu dažnai minimas: laikas yra smegenys. Norint pabrėžti, kad su kiekviena minute nesuteikus tinkamos pagalbos ir efektyvaus modernaus gydymo žūsta vis didesnis ir didesnis kiekis galvos smegenų. Deja, žuvę smegenų ląstelės neatsistato ir kuo didesnis pažeidimas, tuo rimtesnės gali būti ir pasekmės. O moderni medicininė pagalba iš tikrųjų gali netgi atkimšti užsikimšusią kraujagyslę, gali padėti greičiau sustabdyti prasidėjusį kraujavimą, taigi pagalba tikrai yra. Tai yra gydoma liga ir neretai labai sėkmingai, tiesiog reikia kuo skubiau atpažinti tą grėsmingą situaciją. Deja, pasaulio mokslininkų duomenimis net iki 70% žmonių neatpažįsta pirmųjų insulto požymių ir tokiu būdu sugaištamas be galo brangus laikas, kuris, kaip minėjau, yra tapatus smegenų pažeidimo laipsniui. Taigi, kodėl reikia atpažinti kuo skubiau, manau, turbūt papildomai įtikinėti ir nebereikia. Insultas gydomas, kraujotakos sutrikimą laiku reaguojant ir pristačius žmogui tinkamą įstaigą galima koreguoti, atstatant kraujotaką, stabdant kraujavimą. Be to, anksčiau nustatoma insultą sukėlusi priežastis, nes dar viena problema yra ta, kad įvykus pirmajam insultui didelė rizika, kad tai gali kartotis. Ir gali būti ir antras, ir trečias, ir entasis insultas. Kiekvienas iš jų turi savo pasireiškimus, savo galimas pasekmes, todėl ankstesnis insulto priežasties nustatymas ir paskirimas atitinkamų priemonių tuo pačiu sumažina pakartotinio insulto tikimybę. Taigi visokiais būdais siekiame tą žinutę perduoti visiems žmonėms ir jums, klausytojai, kad insulto galima išvengti, o jam prasidėjus galima suteikti efektyvią pagalbą. Mūsų atlikti tyrimai Lietuvoje, pavyzdžiui, 2011 metais atlikta apklausa parodė, visgi, kad daugiau nei 50% žmonių pavėluoja reaguoti ir atvyksta į gydymo įstaigą per vėlai, kuomet mes dėja jau nebegalime pritaikyti pačių naujausių ir efektyviausių gydymo metodų, nes jie galimi tik per pirmasias insulto valandas. Na, šiandien mes dažniausiai kalbame apie pirmasias 4,5 valandos nuo insulto pradžios, tačiau kai kuriais atvejais kraujotakos atstatymas, ištraukiant krešulį, galimas net iki 24 valandų nuo insulto pradžios, tačiau visais atvejais reikia skubėti. Taigi, dar sykį, kaip atpažinti insultą? Tam pasaulyje yra naudojamas labai supaprastintos schemos arba tiesiog skalės klausimynai, kai atsimenant bent kelis požymius,
Bent vieną iš jų pastebėjus esančiam greta žmogų mes jau turėtume iš karto skambinti pavojaus varpais. Na, gal tiksliau ne varpais reikėtų skambinti, o skambinti pagalbos telefonu ir kviesti greitą medicinos pagalbą. Taigi, FAST, viena iš pačių populiariausių priemonių atpažinti insultui, naudojama Lietuvoje, greitosios pagalbos dispečerinės tarnybos ją žino ir naudoja privaloma tvarka. Jei žmogui staiga nusilpo veido viena pusė, arba nusilpo ranka, arba sutriko kalba, bet kuris vienas iš šių požymių gali būti prasidedančio insulto simptomas. Ir greičiausia, geriausia priemonė yra kviesti greitąją pagalbą, iškart informuojant, įtariame insultą. Tuomet dispečerinės tarnybos dar pasitiklins, ar tikrai yra kuris nors iš čia minėtų požymių. Ir jei laikas leidžia, jei tai yra pirmoji para, pirmosios valandos, siunčiama greitosios pagalbos brigada su visais švyturėliais, su visa žalia gatve, taip vadinamąją, tam, kad tas žmogus kuo greičiau patektų ten, kur turi patekti. Tai yra į insultą gydančią gydymo įstaigą. Turėčiau nuraminti, kad kai kuriais atvejais įtariant insultą jis nepasitvirtina. Šios priemonės FAST insulto atpažinimo jautrumas yra 86%, tačiau specifiškumas mažesnis. Tai reiškia, kad dalis žmonių, kurį nors čia minėtų simptomų, gali patirti ir dėl kitų priežasčių. Na, bet vis tiek tai yra liga, vis tiek jį reikia žmogų įvertinti, ištirti ir paskirti gydymą. Jei ne nuo insulto, tai nuo ko nors kito. Bet, kaip sakome, geriau 3 žmonės atvyksta su įtariamu, bet nepasitvirtinusiu insultu, negu kad vienas iš jų liks namie be reikiamos pagalbos ir su galimom didesnėm pasiekmėm. FAST minėtoji skalė labai plačiai pasaulyje propaguojama, diegiama įvairius socialinių tinklų reklaminius modelius ir užsklandas. Netgi čia matome yra variantas paruoštas ir vaikams, kurie kartais būdami namie gali įtarti insultą, sakysime, seneliui arba seneliai. Tai vėlgi mokoma jiems suprantamomis priemonėmis, kad nusilpęs veidas, nusilpusi ranka arba koja, sutrikusi kalba yra realus pavojaus signalas. Be abejonės, kai kurie insultai pasireiškia ir kitokiais simptomais, kurie neįtelpa į čia ką tik minėtus 3. Pavyzdžiui, gali būti akipločio arba regos sutrikimas, gali būti pusiausvyros ar balanso sutrikimai. Tai tokia modifikuota, platesnė skalė BFAST, čia reiškia pridedamos dar 2 raidės B balansas ir E akys, na, kaip ir dar tiksliau galėtų padėti vertinti situaciją. Ir Lietuvoje insulto klubas, tai yra organizacija pacientams, yra paruošusi vertinį verkę, lietuviškasis variantas, kur V perkreiptas veidas, E sutrikusi eisena, R nusilpusi ranka, K sutrikusi kalba, na ir akis, akipločio sutrikimai, dvejinimasis, tai irgi signalizuoja apie insulto galimybę. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose naudojamos kiek kitokios modifikacijos tos pačios sistemos, įtraukiant, sakysime, staiga atsiradusi labai stiprų galvos skausmą, kuris, kaip minėjau, gali būti aneurizmos plyšusios požymis, tačiau principas yra toks pat. Matome, ką nors iš čia išvardintų simptomų mūsų akivaizdoje, šalia esančiam žmogui, be ilgų diskusijų, filosofijų, skambutis greitosios pagalbos tarnyboms ir informacija. O toliau jau medikų reikalas būtų tinkamai ir skubiai reaguoti ir pristatyti į gydymo įstaigą. Deja, žiniasklaidoje galime rasti ir daug pseudo šaltinių, pseudo žinių. Čia įdėjau vieną iliustraciją iš reiškia, kartais portaluose pasirodančių tokių, sakysim, neteisingų žinių apie insulto požymius, kai pavyzdžiui yra nurodoma, kad insulto reiškinių simptomų gali būti žagsulys, nerimas, nuovargis, irzlumas.
Galbūt ir gali, tačiau šie simptomai arba sveikatos sutrikimo reiškiniai yra tokie dažni, kad yra daugybė kitų visiškai priežasčių, dėl ko jie gali pasireikšti: persitempimas, didelis darbinis krūvis, įtempta situacija gyvenime, šeimoje, darbe ir taip toliau. Taigi nereikėtų jau taip labai remtis pseudosimptomais. Tikrai pakaks, jeigu žinosime tuos ką tik tai išvardintus tikruosius grėsiančio insulto požymius. Na ir ieškant patikimos informacijos visiems prieinamuose šaltiniuose, pavyzdžiui, internete, siūlyčiau lietuvių kalba paruoštą svetainę aplankyti, tai yra www.insultuistop.lt, kur galima rasti patikrintos visame pasaulyje naudojamos informacijos ir apie insulto atpažinimą, ir apie insulto rizikos veiksnius. Galima netgi savo insulto individualią riziką pasiskaičiuoti, suvedus reikiamus duomenis pateiktoje skaičiuoklėje, ir tikrai galima turėti objektyvę ir labai svarbią informaciją. Na, o ką žmonės turėtų žinoti, kasgi visgi darytina, jeigu matome, kad galbūt insultas, iškvietėm greitąją pagalbą, jie atvyks už 15 minučių, sakysime. Ką daryti per tą laiką? Jokių būdų nesiblaškyti, nepanikuoti, nepulti ieškoti kažkokių vaistų. Stebuklingos tabletės šioje situacijoje nėra. Net ir aspirino duoti nepatartina. Kur kas geriau, jeigu surinksime reikiamą informaciją ir vėliau perduosime medikams. Tai visų pirma, kada atsirado pirmieji insulto simptomai, ar ką tik, ar prieš valandą, galbūt miegant. Antra, kokiomis ligomis žmogus serga ir kokius vaistus vartoja. Tai labai svarbu vėliau pradedant gydymą, nes kai kurie vaistai, sakysime, apriboja šiuolaikinių gydymo metodų taikymą ir mes galime rinktis, kurį metodą taikyti šiam žmogui. Priklausys nuo to, ką jis anksčiau iki to vartojo. Taip pat, ar žmogus neturėjo pastaruoju metu didelių operacijų, traumų ir panašių dalykų, dėl ko yra didelis pavojus galimam kraujavimui. Tai vėlgi krešulius tirpdantis vaistai, kurie skystina, jie stabdo krešimą, gali būti ir pavojingi. Taigi, ne vaistai gelbsti šioje situacijoje, bet operatyvumas, organizuotumas ir šaltas protas, vadinčiau taip. Na, vėliau galbūt įdomumo dėliai žmonėms turbūt irgi reikėtų žinoti, kur pacientas turi keliauti, koks jo yra kelias, jeigu jau visgi ši sunki liga prasidėjusi. Pagal galiojančius teisės aktus Lietuvoje nuo 2014 metų sergantysis ūminiu insultu turi būti gydomas ir skubiai pristatytas į vieną iš insulto centrų Lietuvoje. Jų skaičius yra labai aiškus - 11, 2 ligoninės Vilniuje, po vieną kituose dideliuose miestuose, tai yra Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, kur atliekama absoliučiai viskas, ir trombolizė, ir trombektomija, tai yra kraujotaką atstatantis gydymo būdai. Na, o tarpinės pagalbos ligoninės regionuose, tai yra Utenoje, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje ir Telšiuose gali atlikti krešulio tirpinimą vaistais trombolizę, tačiau neturi galimybės trombektomijai. Tačiau jos gali ir turi organizuoti ligonių pervežimą į didesnį insulto centrą, jei yra tokia būtinybė. Taigi, tas specializuoto, modernaus gydymo prieinamumas, koncentruotas čia išvardintuose insulto centruose, leidžia teikti pagalbą kvalifikuotai, neįkvojant perteklinių resursų ir koncentruojančiose gydymo įstaigose reikiamą aparatūrą, specialistus patyrusius insulto gydyme. Ir tai iš tikrųjų viso pasaulio patirtis yra tokia pati. Turi būti ūminio insulto gydymo koncentracija vadinamuose klasteriuose arba specializuotose skyriuose, padaliniuose, kurie veikia kaip taisyklė didelėse ligoninėse tam, kad pagalba būtų prieinama, operatyvi ir tinkama. O vėliau be abejonės atliekama ir reabilitacija tęsiama ir taikomos profilaktinės priemonės, kad žmogus toliau nesusirgtų insultų ir taip toliau. Taigi, pasikartojant, kad laikas yra smegenys, kuo anksčiau atstatoma kraujotaka arba stabdomas kraujavimas, tuo didesnė smegenų dalis yra išsaugoma,
tuo vėliau sėkmingesnė reabilitacija, mažesnės pasekmės ir tikrai šiais laikais mes turime daug atvejų, kai žmogus, kuriam yra įvykęs didelis insultas, po kurio laiko grįžta visiškai sėkmingai ir į darbą, ir į normalų kasdienį gyvenimą. Taigi išsaugomi likimai, darbingumas, sumažėja našta tiek pačiam žmogui, jo šeimos nariams, tiek ir mums visiems kaip mokesčių mokėtojams. Na, čia kelios skaidrės, kurios iliustruoja gydymo sėkmę, jei tai atliekama kaip įmanoma skubiau. Be abejonės mes kaip specialistai, gydytojai labai daug dėmesio skiriame organizuotam pagalbos teikimui gydymo įstaigoje, tai yra insulto centruose, nes atvykus tam pacientui su insultu būtina viską daryti kaip galima skubiau, organizuotai ir koordinuotai. Pavyzdžiui, tikrai dažnai būna taip, kad apie vieną žmogų šokinėja net keli specialistai vienu metu, vienas matuoja spaudimą, kitas renka informaciją, trečias atlieka kažkurį tai iš tyrimų ir tai leidžia sutaupyti tas brangiasias smegenų vertės minutės. Geriausiose pasaulio klinikose, kurios jau anksčiau pradėjo diegti tokias multidisciplininės insulto pagalbos komandas, pavyksta sutrumpinti laiką nuo ligonio atvykimo į gydymo įstaigą iki gydymo pradžios iki 20 minučių. Lietuvos vidurkis šiai dienai yra apie 40 minučių, bet palyginus su tuo, kad 2013-2014 mes turėdome apie 70 minučių, tai iš tikrųjų progresas yra didžiulis, ką pripažįsta mūsų kolegos Europos šalyse ir netgi dažnai skatina lygiuotis į Lietuvos ūminio insulto pagalbos sistemą. Čia skaidrėje dar matome diagramoje, kiek išaugo procentas ligonių, kuriems šiandien Lietuvoje mes taikome arba trombolizę, arba trombektomiją, tai minėtosios moderniosios gydymo technologijos, kurios leidžia atstatyti kraujotaką. Skaičiai yra tikrai neblogi, lygiuojamės į ne tik Europos vidurkį, bet sakyčiau ir pirmojo dešimtuko šalis. Ir faktiškai jau šiandien vykdome tai, ką Europos insulto organizacija užsibrėžė 2030 metams. Tai yra, kad ne mažiau kaip 15% sirgusių insultų būtų gydoma atliekant trombolizę, 5% trombektomiją ir panašiai. Tai mes prie šio judėjimo prisijungę 21 metais jau galime pasakyti išdidžiai, kad taip, ūminis insultas pas mus gydomas sėkmingai ir pagalba yra prieinama. Taigi, taip galima būtų labai optimistiškai baigti pranešimą, tačiau yra tai tik pirmoji dalis. Antroje pranešimo dalyje pakalbėsime apie kitą nemažiau svarbų dalyką, ar pakankamai sėkmingai kovojame su insulto rizika, nes klausimas, kaip apskritai išvengti insulto, yra labai svarbus. Visgi geriau insultų apskritai nesirgti.